Sveiki, čia Pikts ir kaip visada aš čia žaidžiu šachmatais, bandau pasiekti 1700 reitingą. Ką sugalvojau šiandien, tai padarysiu tokį savo iššūkėlį. Reikės šiek tiek pasidėti ir per vieną kartu pabandysiu pasiekti 1200 bent jau reitingą. Jau esu po darbų visą dieną. Į ekraną žiūrėjau, bet dar nusprendžiau, kad dar mažoka to ekrano ir galima dar šiek tiek pratęsti. Porą valandėlių, nežinau per kiek čia pasieksiu tą 1200, dabar yra 1000 beveik 100 reitingas, tai dar reikia 100 pasiekti. Gerai, ir važiuoju. Žaisiu greituosius šachmatus 10 minučių. Taip, čia jau iš karto man jau siūlo šitą, ar nori pranešimų čia skom. Nenoriu aš dabar pranešimų. Vienu žodžiu. Taip, aš pradedu žaisti. Ir pradedu nuo juodųjų. Tik tai ką aš padarysiu, gal šiek tiek reikia man pasitildinti, nes turbūt čia labai girdėsis garsiai viskas, kaip aš žaidžiu. Gerai, nesmė. Gerai, aš pradedu žaisti ir žaidžiam sicilietišką gynybą. Nelabai aš jos moku, bet kažkokią variaciją šiek tiek esu pramokęs, tai žiūrėsiu, kas čia bus. Jisai čia jau ruošiasi. Gerai, aš nieko prieš. Sicilietiškos gynybos ir yra esmė, kad savo šoninį šitą peškiuką apsikeisti su viduriniu jo peškiuku. Tai tas ir įvyko, ko aš norėjau. Keliais ėjimais iš karto. Gerai, dabar yra užpulta jo valdovė. Mano ponis, tai šoko čia ir špuolė. Tai va, kaip ir sakiau, po visų darbų, po visų žiūrėjimų į ekraną ilgiausiai šiandien, nusprendžiau, kad dar maža ir reikia savo kažkokį šiokį tokį iššūkį pasidaryti ir toliau į tą ekraną spaksoti. Tai va, ir jeigu pavyks netyčia pasiekti 1200 reitingą, tai bus pasaka. Čia dabar per savo nešiojamą kompiuterį esu įsijungęs šitų šachmatus, tai nežinau, šiek tiek gal čia stabdo viskas, bet yra kaip yra. Žaidžiam. Taip, kol kas nieko aš čia labai įdomaus nematau. Viskas taip išsivedė labai anksti aiškus į karalienę, tai nežinau, šiaip nerekomenduojama to daryti, nes išsivedus karalienę jinai gali paskui lengvai tapti atakų auka. Tai, pavyzdžiui, kaip ir dabar. Šią pabandysiu išstumti iš karto. Ko ant čia savo vidury sėdi? Eik iš čia. Vat. Tokį faktuką sužinau, nežinau, nepatikrinau 2 kartus. Galbūt ten ir yra ne visai teisybė, gal ir teisybė, bet kad galimų apskritai šachmatų partijų yra daugiau negu visoje visatoje atomų. Kažkaip labai keistai skamba, bet tokį įdomų faktą išgirdau. Reikės pasitikrinti, aišku, gal čia aš kažkokias erezijas skleidžiu. Galbūt taip visai nėra. Bet įdomu. Tai reiškia, kad tiek daug kombinacijų šachmatais gali būti. Jau daugiau negu... Gerai, kas dabar vyksta? Jisai šitą mano peškiuką yra užpuolęs. Aš gal tiesiog paprasčiausių būdų jį apginsiu. Nieko čia labai kažko nereikia galvoti. Stumėm savo plytą čia. Ir karalienė mano šito kareivuko dabar jau turėtų nebenamušti, nebent iš čia žino kažkokią super kombinaciją, kurios aš nežinau. Gerai, jis padarė rokiruotę, aš įsivedu savo paskutinį arklį ir jau kaip ir mano pagrindinės figūros bus visos irgi plius minus išvestos. Čia nepatinka man šitas spaudimas, sakau, eik iš čia arba kirsk. Aš dabar nukirsiu atgal, tarkim, su arkliu ir kartu užsipuola jo karalienė, valdovė. Kas bus, pasižiūrėsim. Tai masto žmogus. Tai čia kol kas jisai nieko. Bent jau aš nematau, kad užpuolęs, aš padarau irgi rokiruotę, kad karalius būtų saugus. Karaliaus saugumas yra svarbus dalykas. Vat. Kas? Ar čia yra kažkokių gudrių dalykų, kaip aš galiu jį pulti, kol kas nematau. Jeigu jisai netyčia pajudintų šitą figūrėlę, aš labai gražiai galėčiau
savo rykį čia atvesti. Tuomet būtų toksai rykis kėsintųsi tiek į karalienę, tiek į jo plytą. Vat. Gerai. Ką jis daro? Jis nori mano centrą visą išmušti, bet jis atlaisvino savo šitą praškutę. Aš nieko nelaukdamas imu, kėsinuosi į jo plytą. Jis greičiausiai čia pastum savo bokštą tą ir padarė. Aš sugrįžtu. Gerai, kas toliau? Kas toliau? Jis greičiausiai dabar nukirs mano. Gerai, aš gal iš karto nekirtu atgal, aš pabandysiu jo karalienai šiek tiek nepatogumų sukelti. Pasižiūrim, kaip jis į tai reaguos. Kur jisai patrauks savo karalieną. Tai šitas mano streamas, jeigu taip galima pasakyti, bus labai ilgas, nes bandysiu, kaip ir sakiau, pasiekti 1200, sužymėsiu aš čia greičiausiai tuos visus žaidimus. Tai jeigu kas netyčia žiūrės, kad būtų galima matyti, kur čia koks žaidimas buvo. Taip, jam vėl reikia bėgti kažkur su savo valdove, nes mano ponis pakankamai vikrus. Ir dabar aš jau matau, kad galima padaryti jam šakutės, jeigu ponis čia atkeliauja. Dabar yra užpultas ir jo bokštas, ir jo valdovė. Tai greičiausiai jisai patrauks valdovę kažkur, nežinau kur. O bokštas apsikeisim labai gražiai su arkliukų žirgeliu į jo plytą. Man patinka tokie dalykai. Iš tiesų, dar vienas variantas. Gerai. Aš dar galiu čia šokti, duoti šachą, bet nežinau, ką aš iš to labai laimėčiau. Turbūt nieko, nežinau. Aš gal tiesiog labai čia negalvoju. Paprasčiau viską reikia suprastinti tiesiog. Tai gerai. Jeigu man pavyktų patraukti jo arklį, aš galėčiau čia šiek tiek tai valdoviai nepatogumų sudaryti. Nežinau, kol kas nematau labai gerų ėjimų. Gal pajudėsiu tiesiog priekį. Jo jau rykis juodų, kuris vaikšto po juodus langelius, yra nukirstas, tai man čia jau šiek tiek lengviau. Karaliui jisai keltų didelių nepatogumų. Galėtų kelti. Gerai. Ką aš darau toliau? Ar gal pastatysiu tiesiog savo bokštą po jo karalienę, kad tokį nepatogumą sukelt, maža ką. Gal čia kažkas iš to ir išeis ateityje. Gerai. Taip, ką jisai čia verda? Jisai gali šokti čia su arkliuku, čia man nebaisu ir čia irgi nebaisu, čia kol kas irgi nebaisu, nebent jis čia perbazu savo karalienę, tada jau man bus nebepatogu. Ką aš darau? Aš galiu tiesiog paprasčiausiai išvesti savo rykį. Taip. Apsikeisti. Bet aš nežinau, ar aš to noriu. Ar aš to noriu. Jo, dabar šitas yra gana taip paliktas arkliukas, kol kas jį saugo tik tai valdovė. Kaip man tą valdovę iškrapštyti, nežinau. Pabandysiu gal kažkaip gerai tokį variantą. Statau čia savo rykį. Tai turi bėgti su valdovės, greičiausiai čia bėgs su valdovė, nes man tada galės duoti šachą.
Jis kažkur keliaus čia, nes jis galvos, jo yra toksai grandiozinis planas, aš taip spėju, kad jisai žino, kad čia yra arklys, jisai nori su karalienė čia man sudaryti nepatogumo. Ta jisai ir daro. Ką darau aš? Ką darau aš? Aš iš tiesų galiu keliauti tiesiai dar su šita peškutė ir išstumti jo arklį, bet tada mano karalius, nebus labai saugus, man tai nepatinka iš tiesų, kad tai jau šiek tiek pyksis su karaliaus saugumu. Tuomet aš gal tiesiog paprasčiausiai apginu. Nes noriu, kad karalius savo tenai pakankamai saugiai sėdėtų. Gerai. Kur aš einu? Aš galiu pajudėti, tarkim, čia atgal. Nes man patinka, kad šitas rykis žiūri į karalių. Kas toliau vyksta? Jo arklys. Gerai, jis tai pamatė. Buvo galima tikėtis. Kol kas jis su šituo arkliu gali šokti čia, duoti man šachą, kas man nėra malonu. Gal aš tiesiog bandysiu apsiginti nuo to. Kas toliau? Įdomus ėjimas. Jisai nori nuimti mano peškutę. Ir iš tiesų dabar čia yra užpulta daug kartų. Neblogai jisai čia verda. Neblogai, sakyčiau. Bet, jei tarkim, ar galima kažkaip pergudrauti jį? Ar galima pergudrauti? Nematau, kaip galima pergudrauti. Ir man atrodo, kad mano čia šiaip ar taip mirs šitas rykis. Pasižiūrim. Tikiuosi nepadariau kokios visiškai kvailo sprendimo. Nes dabar. Šiaip ar taip vis tiek man reikės čia atgal nukirsti su pėstininku, nes jeigu aš nukirščiau atgal su valdove, mano valdovai būtų šakės. Gerai, reikia ir prižiūrėti laiką. Jis čia iš tiesų labai jau stipriai bando atakuoti. Gerai, jeigu aš paeinu čia, iš tiesų tada šitas mano pėstininkas krenta, tai irgi ne variantas. Jis bando visas savo pajėgas sutelkti. Gerai, aš tiesiog žaidžiu greitai. Labai jau daug čia visko negalvosiu. Žaidžiu greičiau. Apsikeisim gal kažkiek figūrom dabar. Taip, kuo man kirsti atgal? Aš manau, kad reikia visgi kirsti su kareivuku. Dabar jo šitas yra visai neapgintas, jis greičiausiai šoks čia, o ir iš to matau klaidą. Ne klaidą, tiesiog, kad man reikėtų nukirsti atgal būtinai su rykiu, nes jeigu aš nukirščiau atgal su savo plyta, tai tada šita vieta mano pasidarytų pažeidžiama. Jis čia galvoja kažkokią labai gudrų duoti man šachą, galbūt su kažkokiu arkliu. Jo, jeigu jisai čia šoktų su arkliu mano, šita valdovė žūtų, tai aš nežinau, aš šitą nenoriu. Aš noriu dar paturėti kol kas savo valdovę.
Taip. Kaip man apginti savo šitą peškiuką? O jeigu aš užpulčiau jo karalienę, kas tada? Jis galvoja, čia labai gudrus. Aš irgi gudrus. Ką dabar išvirs jisai? Vienintelis geras ėjimas, aš kaip matau, tai nebent čia. Ne, čia negali eiti, nes čia yra mano plyta. Tai nežinau, jisai galbūt prarado savo žygelį. Žiūrėsim, kaip bus. Gerai. Ir jam laikas jau irgi eina į pabaigą. Gerai, labai geras ėjimas. Dabar aš, norėdamas nuimti jam arklį, čia stipriai pažeisiu karaliaus saugumą. Gerai. Ar man tai patinka? Nu, gal visgi bandau aš tai daryti. Žiūrėsiu, į ką išsivystęs. Gerai, bet dabar nieko nelaukiant man reikia statyti į priešpriešą valdovės. Nes karaliaus saugumas yra stipriai sukompromituotas. Ar tai yra viskas? Ar aš pralošiau? Aš pralošiau. Kokią kvailystę padariau. Gerai, viskas. Kol kas mano iššūkis yra visai ne į temą, nes tik atgal pasistumėjau, bet nieko. Kad ir kaip noriu miego, reikia tęsti. Ir gerai. Ir aišku, čia padariau visišką kvailystę. Jis labai gerą ėjimą padarė, turiu pasakyti. Superinį ėjimą. Ką aš turėjau geriau daryti? Tarkim, nekirsti. Tiesiog jo atgal nukirsti, jis tada čia eitų. Nu jo, aš labai didelę klaidą padariau. Man reikėjo tiesiog imti jo valdovę ir tiek, o čia visiškai kompromatavau savo karalių. Per daug čia buvo jisai pajėgų sutelkęs. Nu gerai, gyveni ir mokaisi, bet nieko nelaukiam, nes laikas eina. Man reikia pasiekti 1200 ir nuo šito tikslo aš dar atitolu. Žaidžiam toliau. Gerai.
laužų, kiek laužų, kaip rykščiuoja aplink. Tarp laužų, tarp beržų, tu mane prisimink. Tarp laužų, tarp beržų, tu mane prisimink. Prie kiekvieno buvau pasėdėjęs kadais. Su draugais dainavau ir mąsčiau su draugais. Nuo kiekvieno širdį kaip pirštelę nešu. O mane ar girdi, prie laužų, prie beržų. O mane ar girdi? Nesakyk patoli, nesakyk pamiršai. Jeigu aš pakelį, jie liepsnoja laužai. Nesakyk patoli, nesakyk pamiršai. Jeigu aš pakelį, jie liepsnoja laužai. O manęs ar klausais, ties ugnelė žara. Ar likau su visais, nors mane šiandien nėra. Pasislinktumei tu, jei prisėsčiau šalia. Aš ir vėl išeinu su pušė šakele. Su draugais dainavau ir mąsčiau su draugais. Nuo kiekvieno širdį kaip pirštelę nešu. O mane ar girdi, prie laužų, prie beržų. O mane ar girdi? Nesakyk patoli, nesakyk pamiršai. Jeigu aš pakelį, jie liepsnoja laužai. Nesakyk patoli, nesakyk pamiršai. Jeigu aš pakelį, jie liepsnoja laužai. Nesakyk patoli, nesakyk pamiršai. Jeigu aš pakelį, jie liepsnoja laužai. Dangus įmaraus pusė keturių, norėtau nejaust, to ko tau jaučiu. Žodžiai pavirto nejaukiu tylu, ojoj, ojoj. Nemožna, kolgi nemožna, lengvai su tavim eis per gyvenimų, jei įmanoma, tu prieik prie manį arčiau ir apkabink manį, teka paskutinį ros. Ojoj, aš pilnavoju nakčių, ojoj, kol melagiai zubai man ištars, aš tavo apkabink manį, teka paskutinį ros. Ojoj, aš pilnavoju nakčių, ojoj, kol melagiai zubai man ištars, aš tavo visada. Kad iš dangaus giedro ima kris lietus, tada pasigirsta tavo balsas įpus. Sykiu mislina mažarų vardus, tokių jau kaip tu daugiau šiandien žemė nebus. Ojoj, nemožna lengvai su tavim eis per gyvenimų, jei įmanoma, tu prieik prie manį arčiau ir apkabink manį, teka paskutinį ros. Ojoj, aš pilnavoju nakčių, ojoj, kol melagiai zubai man ištars, aš tavo apkabink manį, teka paskutinį ros. Ojoj, aš pilnavoju nakčių, ojoj, kol melagiai zubai man ištars, aš tavo visada.
Mes Lietuvos kareiviai niekada nedėjojom, visą greitį, visą linksmį savo dainas dainuojam. Marš kareiviai, marš į kovą kareiviai, prieš tą pirmin, pirmin. Marš kareiviai, marš į kovą kareiviai, prieš tą pirmin. Lietus lyja dar ganota, ar gidri nelelė, viskas tinka, skamba jau dainelė. Marš kareiviai, marš į kovą kareiviai, prieš tą pirmin. Marš kareiviai, marš į kovą kareiviai, prieš tą pirmin. Mergužėlės mumis myli, kepurės dabina, toli gailiai verkia, meiliai apkabina. Marš kareiviai, marš į kovą kareiviai, prieš tą pirmin. Marš kareiviai, marš į kovą kareiviai, prieš tą pirmin. Kas nenori lauko arti ir tėvų klausyti, tas važiuoja į Rusiją utėlių maityti. Marš kareiviai, marš į kovą kareiviai, prieš tą pirmin. Marš kareiviai, marš į kovą kareiviai, prieš tą pirmin. Ir kartu! Marš kareiviai, marš į kovą kareiviai, prieš tą pirmin. Marš kareiviai, marš į kovą kareiviai, prieš tą pirmin. Labas vakaras, myli žiūrovai, žinau, pasiilgot manęs. Žinau, kokį žada rytdienos orą, žinau apie rungtynes. Kas dedasi gyvūnijos pasauly, arba kaimynų kieme. Su kuo ir kiek vakarieniaujat, žinau, tiesa ar ne. Kodėl tiek daug mokat už elektrą, kaip mokosi jūsų vaikai. Žinau, kad sunkelis gaunat iš niekur ir niekur jūsų neleis. Žinau, kas mezga be jokio patento ir iš kur gauna siūlų dažų. Žinau, kas kuo dabar nepatenkinta, žinau, kad tai negražu. Sakau, išjunk televizorių, tą televizorių, išjunk televizorių, pagaliau. Sakau, išjunk televizorių, tą televizorių, išjunk televizorių. Labas vakaras, myli žiūrovai, žinau, žinot mintinai. Žinias, kurias žadina žavų žiaugulį, žinias, kuriomis reikia baigt. Žinau, kas dedasi dabar už Atlanto ir ką rinks per rinkimus. Žinau, ką sandėlį ar bazėje renkatės ir kas pasirenka jus.
Žinau, kad brolis tikrai metalistas, kad jam išvedė du, kad jūsų tėvai niekad neklysta ir niekad nedaro klaidų. Žinau, dėžėmis, kan perka degtinę, žinau, ką laiko trusy. Žinau, ką kooperatyvas gamina, žinau, man nepaslaptis. Sakau, išjunk televizorių, tą televizorių, išjunk televizorių, pagaliau. Sakau, išjunk televizorių, tą televizorių, išjunk televizorių. 8 valandą informacinė laida Labas rytas. 8 valandą 20 minučių koncertas Draugų ratelyje. 9 valandą 15 minučių prie ekrano kviečiame mažuosius žiūrovus. Rodysime multiplikacinį filmą, kaip asilėlis laimės ieškojo. Televizija tiems, kurie mokosi 10 valandą. 12 valandą 15 minučių agropramoninis kompleksas. Problemos ir rūpesčiai. Po pertraukos 18 valandą programą pradėsime trumpą įvykių apžvalgą. 18 valandą 10 minučių tiesioginė transliacija. Televizorių, tą televizorių, išjunk televizorių, pagaliau. Sakau, išjunk 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 televizorių, tą televizorių, išjunk
que deixa o biguinho de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É geração, Coca-Cola molha a calça toda hora de tanto se esfregar. E saia de corpo baixo, de barriguinha de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É geração, anos 60, que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Então requebra, esfrega no compadre. E ele levanta e acende o fogo da comadre. Então requebra, esfrega no compadre. Que ele levanta e acende o fogo da comadre. E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. Santropei que deixa o biguinho de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É geração, Coca-Cola molha a calça toda hora de tanto se esfregar. E saia de corpo baixo, de barriguinha de fora. Entra na roda e rebola, rebolando sem parar. É geração, anos 60, que quase se arrebenta de tanto se esfregar. Então requebra, esfrega no compadre. Que ele levanta e acende o fogo da comadre. Então requebra, esfrega no compadre. Que ele levanta e acende o fogo da comadre. E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. E vai de frente requebrando, esfregando, rebolando até o chão. Vai de bundinha remexendo a cinturinha sem deixar cair no chão. O Dieve, tai buvo daug sunkiau negu tikėjausi. Aš nežinau, gal kokias 3-4 valandas pastoviai žaidžiau šachmatais, mano galvoje ir taip išūžta, aš nežinau, dabar gal jau kokia 2 valanda nakties. Šiaip ne taip įvykdytas mano iššūkis, tuo džiaugiuosi. Nežinau, ar greitų metų dar jį kartočiau kažką panašaus tokio, bet jo, kažkaip, nežinau, galvojau, bus lengviau, bet matau, kad nežinau kodėl, gal kad buvau šiaip pavargęs ar ką, tai labai ilgai užtruko. Pirma dalis buvo pirmyn atgal, tenai smaukiausi iki begalybės. Bet, ačiū Dievui, viskas yra įvykdyta. Ir ką? Dėkui, jeigu kas nors žiūrėt iki galo. Ir tiek, galbūt kažką išmokot čia, kažkokį triuką pamatėt, dar kažką, ne, tai gerai praleidot laiką. Ačiū ir iki kitų kartų. Čiau.